Kaip pradirbti karmą ir atskleisti savo talentus, kada geriau investuoti. Daugiau nei 20-metę patirtį turinti darbę su žmonėmis, aukščiausią Lietuvoje eksperto kvalifikaciją įgijusi vedlė Julija Čgauskė išmokys, kaip žengti per gyvenimą drąsiai, su meile ir harmonija unikaliame numerologijos kurse. Daugiau informacijos upeta.lt. Numerologija tau – tai daugiau nei kursas, tai dvasingumo ir mokslo sinergija. Labas vakaras, mielieji, sveikinuosi su jumis. Šiandien susitinkam, noriu pristatyti jums savo autentišką, unikalų kursą Numerologija tau. Gerai, tai mes pakalbėsim šiandien iš tikrųjų ne vien tik tai apie numerologiją, nes numerologija apima ir dvasingumo sinergiją. Ir papasakosiu jums, kuo šis kursas iš tikrųjų ypatingas ir kokių žinių ir įgūdžių jūs išmoksite šiame kurse. Jau ne 100 studentų yra baigę ir iš tikrųjų dirba toliau šioje srityje, kai kurie dėl savęs yra baigę, bet iš tikrųjų, kaip aš sakau, jau mokyklose turėtų būti šis mokslas, nes jis iš tikrųjų yra labai naudingas ir vertingas kiekvienai sielai. Taip, kas yra pati numerologija? Tai ne vien tik tai skaičiai. Aš visą laiką sakau, kad numerologija tai yra įrankis, kuris padeda valdyti mums mūsų likimą. Nei daugiau, nei mažiau, nes iš tikrųjų visi mes esam savo likimo kūrėjai ir tai yra mokslas, kuris veikia, aišku, ir gyvenimo faktorius, energijas, kaip sąmoningai pakreipti būtent savo likimą mums norimą kryptimi. Jūs išmoksite daugybę įdomių ir aktualių jums dalykų. Galėsite sudaryti analizės ne tik savo aplinkoje, apskaičiuoti draugams, pasižiūrėti savo vaikus, karminės pamokas įvairias, tai iš tikrųjų yra labai naudinga informacija. Skaičių svarba mūsų gyvenime. Kaip aš sakau, visą laiką mes matome skaičius, jie mūsų lydi visada. Yra sinchroniniai skaičiai, yra skaičiai besikartojantis laikrodėje, ką jūs matote. Ir iš tikrųjų tai nėra ta numerologija, apie kurią mes kalbėsime. Mes labiau kalbėsime apie karminį likimo ir gyvenimo kodą. Aš trumpai pristatysiu, kad jūs turėtumėte kažkokias bazinės žinias ir suprastumėte, apie ką konkrečiai aš kalbu. Kaip sąmoningai pasirinkti būtent savo gyvenimo tėkmę. Kągi išmoksite jūs asmeniškai šiuose mokymuose. Dabar trumpai apibėgsiu kiekvieną punktą ir mes toliau galėsim panagrinėti. Kol aš jums pristatinėsiu, jūs galite rašyti savo datas, nes aš išrinksiu keli žmonės, kuriems galėsiu apskaičiuoti pagrindinę karminę pamoką ir taipogi apskaičiuosiu, kokiai kuratorių sistemai priklauso jūsų siela. Taip, tai mes apskaičiuosime ir interpretuosime, mokysimės karminio likimo ir gyvenimo kodą, taip, sielų tipus ir jų svarbą analizuosime. Išmoksite taipogi apskaičiuoti pagal formulės, reiškia, kokiai kuratorių sistemai priklauso siela, taip. Bus jums pateiktos, aišku, patogių formatų viskas ir skaidrės, ir bus praktinės, ir teorinės paskaitos. Visos paskaitos vyks Zoom platformoje. Taipogi sielų kodų skaičiavimas ir apibūdinimas, jūs irgi tai mokysitės, dvigubų, trigubų skaičių interpretacija, kas irgi yra labai svarbu, kitų skaičių kombinacijas mes apžvelgiame ir jų sinergiją, kaip tarpusavy sąveikauja atitinkamos energijos, gyvenimo kelio skaitmenį mokysimės irgi šiame kurse ir psichomatricos kodus, tai apskaičiuoti unikalią psichomatricą. Dabar karminis likimo ir gyvenimo kodas. Truputėlį papasakosiu, kad jūs suprastumėte, kas su kuo dera. Taip. Abu kodai tai yra unikali skaitmenų kombinacija. Ji dažniausiai susideda iš 5, 6 arba 7 skaitmenų. Ji savyje neša atitinkamą informaciją. Kiekvienas skaitmuo savyje turi autentišką karminę pamoką. Karminis likimo kodas tai yra, reiškia, įspaudas sielos, ką siela yra atsinešusi iš praeitų reinkarnacijų arba iš praeitų gyvenimų, sakykime. Taip, tos energijos jai yra pažįstamos, jai yra artimos. Gyvenimo kodas pas žmogų jisai įsijungia nuo 13 gyvenimo metų. Dažnas būna klausimas. Sako, kaip čia pas vaikus tada, ne? Tai vaikai irgi atsineša savo karminį likimo kodą, bet gyvena pagal mamos, sakykime, energijas. Dėl to labai dažnai šeimoje irgi užduoda klientai man tokį klausimą, sako, tai kaip atskleisti tas duotybės, kaip padėti vaikams nukreipti tinkamą linkme, ar verta darytis analizės. Žinoma, kad verta, kuo anksčiau jūs sužinosit, kokią linkme nukreipti vaiką,
kokios yra atitinkamos karminės pamokos, ką reikia pradirbti, ką reikia paleisti, ką reikia, kokios duotybės, talentai, į ką reikėtų atsižvelgti, atkreipti dėmesį. Tai ši informacija yra tikrai labai svarbi. Nebereikalo yra sakoma, kad rami mama, ramus vaikai, taip. Tai vat visa ta energija nutekinama yra į vaikus. Todėl labai dažnai būna, kad vaikai serga dėl to, kad mamos, sakykime, būsena energetinė yra išsiderinusi, taip. Tai vat mokysimės irgi balansuoti visas šitas energijas, aš jums papasakosiu pačiame kurse, kaip deaktyvuoti karminius dalykus ir pakilti virš visų žemų vibracijų, kad tiesiog kiekvienas žmogus galėtų, kaip ir minėjau, valdyti savo likimą ir nejausti to energijų, taip. Kai desiaktyvuoja tie dalykai, mes prasidirbam, taip. Gyvenimo kodas, kaip ir minėjau, jisai turi savo cikliškumą. Jeigu karminio kodo pamokos, jos gali duoti foną atitinkamą energetinį bet kuriuo metu, mūsų gyvenime, bet kuriuo etapu, tai gyvenimo kodas, jis turi savo kombinaciją ir mes pradedam jį skaičiuoti nuo 13 gyvenimo metų. Ir įsivaizduokit dabar, jeigu kombinacija yra iš 5 ar 7 skaitmenų, tai reiškia, toks yra ciklas, tarsi atsinaujina ir vėl tas ciklas kartojasi. Todėl labai dažnai, pavyzdžiui, jeigu būna kažkokie toksiški santykiai, tai vat poroje, ir kas kažkiek laiko atsikartoja. Ir dažnai būna, pavyzdžiui, žmonės ten išsiskiria, pasuka skirtingais keliais, susiranda antrą pusę ir vėl krenta į tas pačias pamokas, vėl atsikartoja tas pamokos. Tai vat, kai mes suvokiam, kaip veikia skaitmenų kombinacija, kokias karminės pamokas mums reikia pradirbti, ką mums reikia paleisti, mes tiesiog nebekartojam tų pačių pamokų. Mes pradirbam, padėkojam partneriui, kaip sakant, ir grįžtam į vidinę ramybę, nes kai prasidirbam, tai jau tos energijos, jos neša savyje jau pozityvią reikšmę, nes kiekvienas skaitmuo jūsų gyvenimo kode, lygiai taip pat ir karminėme likimo kode, turi tiek neigiamą, tiek teigiamą reikšmę. Taip, ir iš esmės žmogus pats renkasi, kurioje pusėje jam būti, į kurią pusę jam labiau pasiduoti. Taip, jeigu siela, pavyzdžiui, turi atvirą kanalą, mes irgi apie tai kalbėsim, ji turi didesnės duotybės, taip, tarsi dvigubo kažkokią misiją, bet labai dažnai būna miegančios sielos, taip, nenubūdusios. Ir jos, aišku, sunkiai gali atskleisti savo tą potencialą, duotybės, kurios yra duotos prigimtinai. Ir labai dažnai sudarant analizę, matosi, kad, siela nepasinaudojo per gyvenimą savo potencialiomis galimybėmis ir talentais, kurios yra įgavusi, sakykime, netgi matosi pagal darbinių skaitmenų seką, iš protėvių, pavyzdžiui, arba koks talentas buvo įneštas į sielą gimimo metu. Tai mes visus šitus dalykus analizuosime ir mokysimės. Taip, dabar, kaip ir sakiau, parašykite, kas dar neparašė, kas vėliau prisijungė savo būtent gimimo datą. Kaip pavyzdį aš paimsiu tada vieną iš jūsų gimimo datą arba kelių žmonių. Matau, kad jūsų jau yra virš 40 prisijungusių. Taip, aš tada einu į čatą ir išsirenku kažkurią jūsų datą. Taip. Ir apskaičiuosiu pagrindinę karminę pamoką. Paulina Višniauskaitė matau. 2003 metų, 12 mėnuo, 19 diena. Taip, Paulina, aš apskaičiuoju tavo pagrindinę karminę pamoką ir mes galėsim pakalbėti apie ją. Taip. Jau matau iš karto, kad Paulina yra gimusi 12 mėnesį, o tai reiškia, kad jos karminis likimo ir gyvenimo kodas bus identiškas. Taip. Labai įdomus iš tikrųjų kodas. Pagrindinė karminė pamoka tavo, Paulina, būtų dovanoti žmonėms meilę ir dalintis laisva valia ir laisva širdimi. Ką tai reiškia ir apie ką tai? Tokiam žmogui yra labai svarbu iš tikrųjų savanoriauti įvairiausiose srityse, taip. Ir jeigu žmogus kažkam kažką duoda, tik tai nebraižykit man, prašau, ant skaidrių, nes matau, kad kažkas įsijautė iš jūsų. Jeigu kažkam kažką duodi, Paulina, tai turėtum nelaukti, kad tau grįž atgal. Tiesiog laisva valia, laisva širdimi, dalinti meilę ir jausti, reiškia, kad esi verta visatos dovanų. Tai reiškia, kad jeigu bus viduje lengvumo pojūtis, kad reiškia, ką aš duodu žmonėms, taip, ką aš duodu partneriui netgi, ir nelaukiant atgal, kad turi atsilyginti tuo pačiu, tas pojūtis vidinis, jis padės iš tikrųjų pakilti virš visų žemų vibracijų, nes pamoka yra apie tai, kad
reiškia karmiškai žmogus turi išmokti nesirišti prie tos pačios materijos, nesirišti prie kažkokių situacijų ir kad nebūtų viduje toks sunkumo jausmas, kad reiškia, jeigu aš daviau žmogui, tai būtinai turi man grįžti atgal. Ne, visata pasirūpins, tau grįž atgal, galbūt kita forma, galbūt ne iš to pačio žmogaus, bet ateis, kaip sakant, per kitur, jeigu viduje bus lengvumas, taip, kad viską, jeigu darysi nuoširdžiai. Taip pat reikėtų saugoti akis, nes jeigu bus, kaip sakant, iš to perteklinio potencialo ir išlaukimo, kaip čia viskas susidėlios, tai gali šiek tiek prastėti regėjimas. Dar, jeigu apie patį cikliškumą, tai pas tave kodai yra 2 kartus besikartojanti šita pamoka ir yra tikrai aukštų vibracijų skaitmenų, labai daug potencialių galimybių, pavyzdžiui, būti savo srityje žymia kaip specialistė, taip, tai yra galimybė irgi, aš jau čia apie kitą karminę pamoką kalbu, pastiprindama šitas energijas. Ir taipogi norėčiau atkreipti dėmesį į vieną iš kombinacijų, kuri kalba apie tai, kad labai reikia atsargiai naudoti savo mentalinę jėgą, mentalinę energiją. Tai reiškia, kad žmogus, jeigu yra, sakykime, veikiamas neigiamų kažkokių energijų, neigiamų vibracijų ir jisai pasako iš vidinio tokio kaip pykčio tuštumos jausmo, tai dažniausiai šitą energiją išsipildo, nes yra labai stiprus mentalo energija. Tokie žmonės yra vadinami žodžio magais. Tai tiek būtų trumpai apie tave, Paulina, parašyk, ar tau rezonuoja ir aš tada paimsiu dar vieną datą žmogaus. Tai paimsiu dar vieną datą ir pasižiūrėsim. Dar vieną analizę padarysim trumpą, apskaičiuosiu pagrindinę karminę pamoką. Taip. Dovilė Jankauskaitė. Dovilė yra gimusi 1983 0916. Taip. Sekundę apskaičiuoju ir tada pateiksim. Taip įdomiai gaunasi, kad Dovilės pagrindinė karminė pamoka yra ta pati, identiška Paulinai. Aš pakalbėsiu tada apie kitą skaitmenį, kuris gali būti irgi labai iš tikrųjų reikšmingas, nes šalia tos skaitmens yra labai žemos vibracijos. Apie ką jos kalba? Tai pirmiausia, žmogus turėtų pradirbti savo protą, sąmonę ir pasąmonę, taip, nelaikyti save pačiu protingiausiu, pati vibracija, pati energija, būtent gyvenimo kodo, jinai yra pati aukščiausia. Tai reiškia, žmogus tais metais, kai ateina šios energijos, turi potencialą, reiškia, mokytis naujų dalykų, pritraukti finansinę gausą. Ta prasme, iš esmės, viskas gali realizuotis kuo palankiausių būdų, tačiau nereikėtų laikyti save pačiu protingiausiu. Tai ir yra pamoka, kuri duota pradirbti sąmoniai ir pasąmoniai. Taip. Šalia tos energijos, tai reiškia žemos vibracijos, apie kurias aš kalbu, tai reiškia, kad žmogus neturėtų ryžtis vien tik tai prie aukštų vibracijų, bet daryti pokytį savo gyvenime. Tai reiškia, ta pamoka, jinai duoda žmogui atsinaujinimą tokį, taip, kaip dugnas nauja pradžia ir yra, reiškia, nuo pačių aukščiausių energijų kritimas į pačias žemiausias energijas. Šitų energijų nereikėtų bijoti, kaip aš sakau, būkite drąsoje priimti tas energijas, jos visos yra reikalingos, reikšmingos ir naudingos, jos turi atitinkamą prasmę. Tai apie dugną ir naują pradžią galima būtų pasakyti taip, kad neutralizuoti šitas energijas, tiesiog žmogus turėtų daryti naujas pradžias. Daryti naujas pradžias. Kokios tai galėtų būti naujos pradžios? Tai galėtų būti, pavyzdžiui, mokymasis naujų dalykų, persikraustimas į kitą miestą, galbūt į kitą šalį. Tai gali būti, pavyzdžiui, netgi namo kažkoks remontas, taip, netgi baldus jūs perstatykit, jūs jau turėsite naują pradžią. Darykite, pavyzdžiui, kažkokius ritualus, kurį niekad nesate darę, įtraukite į savo veiklą kažką irgi naujo, kad praturtintumėt naujumų šitas energijas, nes jeigu žmogus tais metais, kai ateina dugnas nauja pradžia, nes tai yra pati žemiausia vibracija, nedaro naujų pradžių, tai gali būti labai drastiškų tokių pokyčių. Nes jeigu, pavyzdžiui, santykiai atitarnavo ir kažkur, sakykime, nėra harmoningų energijų, tai gali būti netgi ir skyrybos. Gali būti finansiniai kažkokie praradimai, gali būti
sveikatos pablogėjimas, taip, bet jeigu sąmoningas žmogus jisai daro naujas pradžias ir nelaukia, kol visata jį pradės klybinti iš pagrindų, tai jau reiškia, kad, jau, kaip sakant, pasireiškia autentiška energija, taip, organizaciniai gebėjimai gali būti labai stiprus pas žmogų. Ir yra tokių pamokų, kaip nesiryžti irgi reikėtų Dovilei prie finansų, nes yra šitas skaitmuo, tai yra kita pamoka, truputėlį taip plačiau, ir šita pamoka gali duoti tokių atitinkamų išbandymų. Toks žmogus visą laiką turės finansų, bet turės ir išbandymų, taip, turės išbandymų. Tai nesiryžti prie materijos, jausti dėkingumą, už viską padėkoti ir, kaip sakant, paleisti tą materiją. Nes visata pasirūpins, o tas cikliškumas jisai ir duotas tam, kad patikrinti, kaip žmogus yra iš tikrųjų išsigryninęs ir nesiriša prie finansinės, materialinės, sakykime, taip, gerovės. Taip, gerai, judam tada mes toliau. Matau, kad gerai, paimsim dar vieną datą, labai čia įdomiai dėliojasi. Simona. Dar matau, yra Simonos data. Ir tada jau perėsim prie kitos dar vienos datos, apie kuratorių sistemą pakalbėsiu dar. Taip, Simona yra gimusi 1981 0929, taip, rugsėjo 29. Na ką, Simona, tavo pagrindinė pamoka tai yra pati plačiausia reikšmių spektrą turinti pamoka, kuri kalba žmogui apie tai, kad paleisti visas baimės, save realizuoti, nes baimės gali labai stipriai trukdyti surasti savirealizacijos kryptį. Taip, ir tuo pačiu tai gali turėti vaikų klausimą, pradirbimas per vaikus. Moteris gali labai anksti susilaukti vaikų, gali kilti kažkokios situacijos su vaikais, arba kaip tik labai vėlai susilaukti vaikų. Pagal tai, ką matau, iš abiejų pusių eina aukštas vibracijos, tai galėtų būti savirealizacijos daugiau tikriausiai situacija, vat per baimės, kryptingumas, savęs ieškojimas, paieška, nes labai dažnai būna tokia stagnacija ir žmogus tarsi ieško savęs, turi vidinį pajautimą, ką jisai norėtų daryti, tačiau jam yra sunku realizuoti šitas energijas. Tai va šita karminė pamoka, jinai ir duoda tokį foną. Taip, ir ką matau šalimai, tai per partnerio, sakykime, energiją, nes yra irgi labai stiprus pradirbimas per partnerį, karminė irgi stipri pakankamai pamoka, gali ateiti savirealizacijos kryptis, partneris gali arba kaip tik sukelti daugiau vidinių kažkokių baimių, arba kaip tik atvirkščiai padėti save realizuoti ir atrasti savo tikruosius tikslus, taip, tą pašaukimą, savirealizacijos kryptį, kas iš esmės yra iš tikrųjų labai svarbu. Tai va, tiek tada trumpai būtų apie Simoną. Paskaitysiu truputėlį, ką jūs rašot. Paulina prieš tai rašė, kad labai rezonuoja, labai ačiū jums. Tai va, kam atlikau irgi karminį tą nuskaitimą trumpai labai vienos ar kelių pamokų, tai parašykit irgi atgalinį ryšį, kaip jums jaučiasi šios energijos. Ir tada paimsime mes toliau dar vieną datą, galit parašyti, kas neparašė. Tai va, kiek galima daug sužinoti vien tik tai iš jūsų gimimo datos. Taip, čia tik vienas aspektas. Šis aspektas yra iš tiesų vienas iš populiariausių iš tikrųjų atliekant analizę. Dažniausiai žmonės nori būtent to. Taip, sielų tipai, formulės ir jų svarba mes irgi mokysimės šitų visų dalykų. Ir vat dabar pagal irgi datą apskaičiuosiu, kokiai kuratorių sistemai priklauso vienas iš jūsų. Taip, gali būti kosminė siela, gali būti indigo karių, kristalinės sielos, vaivorykštinės, tai yra jau naujos kartos, drakonų, žemė užgimusių, kartais irgi pasitaiko maišytų, kai būna, pavyzdžiui, siela atsineša atitinkamą patirtį, gali būti žemė užgimusi maišyta su kosminės sielos elementais, gali turėti indigo sielos elementų, tai mes mokysimės visus skirtumus. Tikrai nėra studentų, kurie neįsisavino visos medžiagos, tai nepergyvenkit, dabar atrodo taip mistinė kažkokia kalba, bet jeigu nuspręsite mokytis, tai perprasit visą šitą sistemą, nes tikrai labai aiškiai dėstau ir nepalieku kažkokių klausimų. Taip, renkuosi tada dar vieną datą, paimsim vyruką. Vien moteris, matau, kad Edvinas Keblikas parašė.
Edvinas yra gimęs 95 metais, rugpjūčio 29. Taip, ir apskaičiuosim Edvino datą. Taip, na ką, Edvinai, jau turiu skaičiavimus ir matau, kad tavo siela priklauso indigo sielos kuratorių sistemai. Ir tokie žmonės, jie naudoja visus kosminius įrankius iš esmės. Labai stipri kombinacija. Sielos kodas yra labai stiprus iš tikrųjų. Koks yra skiriamasis bruožas indigo sielos? Indigo siela, jinai tokia truputėlį maištaujanti siela, einanti prieš sistemą, griaunanti, kaip sakant, tiltus nusistovėjusius. Ir jeigu kažkas netinka, jinai įneša kažkokių naujų vėjų. Tokios sielos jos nesitaiko, kad jeigu yra taip, tai reiškia aš pakentėsiu ir bus gerai. Ne. Nuo prigimties tokia siela gali, kaip sakant, jausti labai subtilias energijas, ezoteriką gali labai stipriai traukti, labai jautri, kūnas jautrus per, reiškia, kažkokiom tai medžiagoms gali būti, sintetikai, kas netinka, bet dažniausiai gimsta tvirtos ir stiprios labai sveikatos. Ir maištaujantį sielą gali kartais tėvams sukelti kažkokių rūpesčių, kažkokių situacijų. Tai dažniausiai būna, pavyzdžiui, labai nepatogus vaikai mūsų sistemai švietimo. Taip, sako, vaikas labai aktyvus, keliantis rūpesčių, žingeidus ir jeigu jaučia, kad reiškia yra kažkur neteisybė, nesąžiningumas, tai gali visiškai negalvoti, ką apie jį galvoja kiti, tiesiog tiesiai šviesiai imti ir pasakyti. Taip, nevinios į vatą, neparinkinės ten žodžių. Su laiku, aišku, išmoksta valdyti savo tą stiprią tokią energiją, bet energija yra labai stipri ir šios sielos yra iš tikrųjų ypatingos to, kad griauna nusistovėjusią, atitarnavusią tvarką, nesitaiko su tuo ir po jų dažniausiai jau ateina kristalinės sielos, kurios kaip tik įneša dar labiau naujos energijos, harmonijos, bet indigo, kaip sakant, šluoja viską, kas atitarnavo. Tai tiek trumpai, dar ką norėčiau papildyti apie patį kodą. Kodas, kaip ir sakiau, yra labai stiprus. Ką matau, žmogus turėtų labai stipriai rūpinti savo fizinę sveikatą, savo kūnu, pritaikyti savo žinias, būti arčiau dvasingumo. Ir tos žinios gali būti susijusios irgi su fizinė kažkokia veikla, kartu apjungiant ir ezoterinius dalykus, kas yra iš tikrųjų svarbu, nes šis žmogus gali prisiminti net Akašo kronikas, iš praeitų reinkarnacijų atsineštas kažkokias žinias, kažkokias patirtis, labai stipriai galima pabudinti ir pažadinti šiuos talentus. Ir einant į tai tikslingai, žmogus gali per sapnus, per, sakykime, hipnozę, regresinės terapijos metu, per pažinimą savęs, netgi studijuojant numerologiją ar astrologiją, taip dar labiau pažinti savo talentus, savo duotybės, nes jų žmogus turi daug. Reikėtų žiūrėti labai stipriai mitybą ir dirbti su žmonių kūnais yra galimybė, kad žmogus gali sportuoti, padėti kitiems, pavyzdžiui, su kvėpavimais irgi gali būti stipriai susijusi energija, nes energijos yra labai daug. Žmogus gali jausti tiesiog energijos pakilėjimą, būtent visų čakrų energiją. Taip, tai stipri labai siela, turinti savyje visus kosminius įrankius, kurios ir gali panaudoti siekiant savo tikslų. Tai trumpai būtų tiek, Edvinai, pasidalink, ar tau rezonuoja, kaip tu save matai tame, ir tada judam toliau mes į paskaitą, dar laukia jūsų įdomus tikrai dalykai ir dovanos, kas jau liks iki galo paskaitos. Taip, ko mes mokysimės dar, tai sielų kodai, kuriuos aš ką tik tai pristačiau, ir sielų kodas jis atskleidžia sielos tipą, kilmę, apie tai aš irgi papasakoju, pasirinktą įsikūnimo žemėje tikslą, kelią, taip, nes kartais tikslas gali būti vienas, žmogus atėjo, reiškia, vienu tikslu, o misija yra visiškai kita ir reikia suderinti tarpusavį ir kartais gali būti disonansas. Tai labai svarbu išsiaiškinti tuos visus skirtumus, tuos dalykus ir suprasti, kad reiškia visą tai veda į sielos evoliuciją, bet jeigu mes neturėsim kaip sujungti tuos visus skirtumus, siela jausis, kad jinai yra draskoma
skirtingų energijų. Todėl labai svarbu suderinti tikslą su sielos misija. Taip pat sielų kodas atskleidžia mūsų giminės medžių protėvio savybės. Taip. Mes turime atitinkamas šaknis, tai vat iš kur mes atėjome, koks yra ryšys būtent tarp giminės ir protėvių. Tai yra irgi labai svarbi informacija, suprasti, pažinti savo šaknis. Va, turėjau vieną studentę, kuri buvo išanalizavusi nuodugniai visą savo giminę, sudariusi, reiškia, giminės, vat, kaip medžio, tai pagal numerologiją, reiškia, visą seką ir matėsi, kad kodai tam tikri atsikartoja, tam tikra energija persiduoda iš kartos į kartą ir tai buvo labai tikrai įdomi tokia analizė, nuodugni, tai galėsit irgi kiekvienas savarankiškai, jeigu tik tai kils noras, kai gausite va, tas visas žinias, naudoti savo, kaip sakant, giminės medžio stiprinimui ir pažinimui. Žinodami, jūs galėsite lengviau fokusuotis būtent į savo stipriasias puses, į savo duotybės, jas atskleisti, bei panaudoti kasdienybei pagerinti. Taip, nes aš sakau, tai yra įrankis ir nepasinaudoti to įrankiu, tiesiog nebūtų galbūt išmintinga. Ir tai be nesvarbiausias ir dažniausias prašomas išanalizuoti numerologinės analizės segmentas, kaip ir karminis likimo bei gyvenimo kodas. Taip. Tai va, irgi formulės visas jūs gausite, tikrai nuodugniai viską papasakosiu, tuo dar paskaitysiu čatą, ką jūs rašote. Aha, Edvinas irgi parašė, kad labai rezonuoja, dėkoju, Simona irgi, ačiū, taip tiesa. Tai va, smagu, kad jums rezonuoja. Taip, judame mes tada toliau, ko jūs mokysitės šiame kurse. Taip, magiškų skaičių kombinacijos ir jų sinergija. Taip, tai yra dvigubi, trigubi skaičiai, tai yra magiški skaičiai, kurie savyje turi dar stipresnę energetinę išraišką. Tai reiškia, kad žmogus turi didesnį talentą, didesnės duotybės, bet aišku, jis turi ir didesnius iššūkius, didesnius įsipareigojimus. Taip pat mes paliesime tokias temas, kaip pavyzdžiui perkodavimai, ne? Ką reiškia perkodavimas? Pavyzdžiui, žmogus yra gimęs vieną dieną, o pas ją yra užrašyta visai kita diena. Pavyzdžiui, būna ten ypač karo metais buvo tokių situacijų tikrai nemažai, kai dokumentai buvo pamesti ir buvo įrašoma visiškai kita data. Kaip tokiu atveju skaičiuoti, pavyzdžiui, sielos kodus, apskaičiuoti ir sudaryti analizę, tai aš visą laiką sakau taip, kad žmogus yra jau veikiamas dviejų energijų, tai yra perkodavimo data, veikia vis tiek, kaip bebūtų, tai yra primestos atitinkamos karminės pamokos, bet sielos kodas jisai nesikeičia. Siela priklauso atitinkamai kuratorių sistemai. Jeigu tai yra tiksli data, kai žmogus atėjo, mes apskaičiuojame, suvokia. Bet yra primestos, kaip sakant, papildomos duotybės, papildomi karminiai dalykai ir jūs galite pasižiūrėti, pavyzdžiui, pokario metais tikrai tų žmonių likimai buvo pakankamai tokie sudėtingi, nes jie turėjo, kaip sakant, atidirbti dar papildomus dalykus. Pasitaiko ir dabar tokio analizų, pavyzdžiui, klientų tarpe prašo paskaičiuoti abi datas, nes kažkas, pavyzdžiui, ten nesužiūrėjo laiko arba gimė ten 5 minutės po vidurnakčio, bet nusprendė užrašyti prieš tai buvusią dieną. Taip, ir tos kelios minutės, jos kartais turi lemiamą įtaką ir įspaudą žmogaus gyvenimui, bet, kaip aš sakau, niekas nevyksta šiaip sau ir be priežasties, siela irgi pasirenka atitinkamas energijas ateiti į atitinkamas vibracijas. Tai yra iššūkis, bet jeigu mes priemam tą iššūkį, mes kuo puikiausiai galim susidoroti ir pakilti virš žemų vibracijų ir pasinaudoti būtent aukštą vibraciją mūsų skaitmenų. Taip. Tai va, dvigubi, trigubi skaičiai, kaip ir minėjau, tas potencialas yra didesnis, misija yra stipresnė, tai gali būti ir valdžios magas, taip, tai gali būti ir angeliškas kanalas pas žmogo atviras ir gali puikiausiai vykdyti savo misiją. Yra žmonių, kurie nuskaito energijas, tiesiog telepatiškai geba bendrauti, arba užtenka pagalvoti, pavyzdžiui, ne, ir vaikuose, kai būna tie kodai, tai tėvai kitą kartą nuvažiuoja į parduotuvę, aš tokį pavyzdį visą laiką pateikiu, tai lengviau yra suprasti, kaip ta skaičių kombinacija veikia. Ir sako, tarsi traukia kažkokia jėga, nueina ten kažkokį žaislą nuperka vaiko, ne, ir tarsi intuityviai atneša ir nesupranta, patys kaip ir nenorėjo pirkti, bet vaikas apie tai svajojais, apie tai galvojais, gal net neištransliavo tėvams, bet va ta energija mentalinė jinai yra antiek stipri, kad tėvai tarsi pildo norus ir po to sako, kaip čia taip įvyko. Tai va tie kodai, kai mes suvokiam, jie gali duoti tokį foną. Taip pat su tokiais kodais žmonės gali, kaip sakant, programuoti savo ateitį, programuoti kitų ateitį. Aišku, mes kalbėsim apie tai, kad
į kitų karmą nereikėtų lįsti, nes labai dažnai, kai mes pradedam studijuoti numerologiją ir jeigu mes nesam prisilietę prie jos, kyla noras visiems padėti čia apskaičiuoti, pasižiūrėti, čia draugiai padėti, koks čia tas kodas, kokia čia ta karminė pamoka, kur čia tas santykių prasmė, tai nereikėtų to daryti, jeigu jūsų neprašo, nes tai yra irgi kišimasis į karminius dalykus, tai va, turi būti balansas. Jeigu neprašo pagalbos, tai ir nereikia padėti, taip. Taip, tai va, toliau gyvenimo kelio skaitmuo. Gyvenimo kelio skaitmuo mes irgi mokysimės būtent bazinėme kurse. Šis skaitmuo jisai nesikeičia visą gyvenimą, jis parodo kryptį, kurią, reiškia, siela pasirinko ateidama į šį gyvenimą. Taip, jis per gyvenimą nesikeičia. Taip, ir psichomatricos kodai. Psichomatricos kodai, unikali psichomatrica, ji yra labai labai svarbi. Iš tikrųjų, jūs pamatysit, kad jis savyje irgi neša autentišką informaciją, susideda iš jūsų sielos kodo ir gimimo datos. Todėl jinai yra unikali. Bazinėme kurse mes ką mokysimės? Perprasti, kas norės, pavyzdžiui, išplėstinėme kurse studijuoti, tai jau ten ir Aleksandrovo matricą mokysimės ir suderinamumą partnerių mokysimės, ne tik su partneriais, bet su bendradarbiais galėsi suderinamumą apskaičiuoti su vaikais, su mama, su bet kuo. Tai irgi bus labai įdomi informacija. Tai va, psichomatricos kodai tai yra dalis, kuri parodo, sakykime, jūsų charakterį, ypatumus, karjerą parodo, taip santykius ir dar daugiau. Ta prasme, jinai savyje turi irgi labai, labai daug sudedamųjų dalių. Taip. Ir naudojantis šią informaciją galima irgi netgi identifikuoti asmenybės kažkokius tai limituojančius įsitikinimus, programas, ką galima būtų irgi sąmoningai keisti bei transformuoti. Tai va, kaip aš sakau, kiekviena grupė, kuri ateina mokytis numerologijos, jinai yra labai skirtinga ir dinamika labai tokia kintanti. Vieni nori labiau, pavyzdžiui, apie dvasingumą, apie įsikūnijimus pakalbėti šalimai numerologijos, todėl tai apima ne vien tik tai numerologiją, bet tai yra dvasingumos energija. Tai, kaip sakant, kokį toną užduosit, nes aš sakau, niekada negaliu atsakyti į klausimus, kurie jumise dar negimė, bet jeigu jūs turėsit klausimų, tai aš tikiu, kad mes rasim visus atsakymus į juos. Tai, ką išmoksite šiame kurse? Tai bus labai aiškiai dėstoma iš tikrųjų medžiaga, labai aiškiai, tai reiškia, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, negalėsite, kaip ir minėjau, prisijungti, dalyvauti tiesioginėse paskaitose, viskas tvarko, jūs galėsit perklausyti medžiagą, nes ji bus prieinama ne 180 dienų nuo kurso pradžios, tai yra pusę metų. Taip, kiekviena kurso sritis yra pateikiama iš tikrųjų su realiais pavyzdžiais, kaip tai veikia žmogaus gyvenime. Mes va taip ir analizuosim, kaip jūsų gyvenime pasireiškia, kaip jūsų artimųjų gyvenime pasireiškia. Ir kaip tai veikia, taip, kaip galima koreguoti, kažkokias korekcijas daryti, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kaip tas cikliškumas pasireiškia, kodėl, pavyzdžiui, moteriai nepavyksta išeiti iš kažkokių toksiškų santykių, nuolatos atsikartoja, vėl suranda partnerį ir vėl krenta į tas pačias pamokas. Taip, tai vat mes visą tai analizuosim, kas yra iš tikrųjų jums asmeniškai bus aktualu, ar sveikatos situacijos ir taip toliau. Nes kiekvienas skaitmuo jisai savyje neša atitinkamą tematiką. Skaičiavimų formulės bus pateiktos žingsnis po žingsnio, kad kiekvienas iš jūsų galėtų lengvai įsisavinti visą dėstomą medžiagą ir naudoti ją savo gyvenimui pašviesinti. Ir dažnas irgi būna klausimas, ar po šių mokymų galėsiu sudarinėti numerologinės analizės klientams. Tikrai galėsite sudarinėti. Įgausite tikrai visas reikiamas žinias, sudaryti analizės ne tik savo artimiesiems, bet ir klientams. Ir labai dažnai jau po bazinio kurso jau mano studentai sudarinėja kuo puikiausią analizės ir turi klientų. Tai svarbiausia praktika, kaip aš sakau, jeigu jūs dalyvausite, kad ir neakivaizdžiai, sakykime, tai paskaitose, jūs įsisavinsite žinias, jūs turėsite visą laiką mano komandos palaikymą, jeigu kyla kažkiek klausimai, grupėje uždaroje mes galime bendrauti ir, kaip sakant, dalintis, kas neaišku, praktinių paskaitų metu. Viską mes aiškinsimės labai smulkiai ir nuodugniai, kad jumyse neliktų jokių klausimų, būtų visiškas aiškumas. Taip, ir dabar kursas prasideda jau už kelių dienų, tai yra birželio 16 dieną, jau startuoja kursas, tai tikrai drąsiai galite jungtis. Kurso metu tai yra numerologijos mokslas, vedimas apjungia ir sąmoningumą, kaip minėjau, ir dvasingumą, ir patį mokslą. Labai bus aiškus pavyzdžiai, kaip pritaikyti šias žinias gyvenimui pagerinti, kaip skaityti visatos siunčiamas žinutes, taip, kaip atskleisti savo talentus,
savo duotybės, ką pastiprinti, kokių energijų tiesiog atsisakyti, kaip subalansuoti energijas, kaip išvengti toksiškų situacijų gyvenime, nes jos gali lydėti, ta prasme, ir žmogus gali nesuprasti, kad jos atsikartoja, fonas gali tik tai skirtis, intensyvumas gali skirtis, bet situacijos gali kartotis. Kaip atskleisti savo gausos kanalą, apie tai irgi kalbėsim, taip, tai yra aktuali tema, finansų tema ir dar daugiau, taip. Bonusas, kas dabar nuspręstų prisijungti, kas jaučia viduje vidinį kvietimą, galėsite dalyvauti būtent numerologijos grupėje, kaip ir minėjau, užduoti rūpimus klausimus, dalintis patirtimis su bendraminčiais, nes užsimezga labai tokios draugystės netgi tarp studentų ir jie toliau kartu susitinka, bendrauja, atranda irgi artimų sielų, atranda artimų sąsajų. Taip, ir visų paskaitų įrašus galėsite peržiūrėti, kaip jau minėjau, pusę metų, tai yra tikrai ilgas laiko tarpas, tai galima sugrįžti, pasikartoti, įsisavinti vėl medžiagą. Yra studentų iš pirmų grupių, kurie nusprendžia karts nuo karto pakartoti, tai irgi visą laiką sudarau galimybę prisijungti ir pakartoti jau išdėstytą medžiagą, nes kiekvieną kartą galima išgirsti kažką naujo ir kažką naudingo. Taip, kurso pati vertė yra 1276 eurai, tai yra tokie mainai, tačiau pilni kurso mainai yra tik nuo 369 eurų. Ir kadangi aš vykdau visą laiką savo sielos misiją, greičiausiai tai jau yra paskutinis kursas mano vedamas šiais metais, nes jaučiu, kad tiesiog norisi daugiau laiko skirti kitoms veikloms, tai noriu padėti sieloms atsiverti ir pasirinkti mainus pagal savo galimybės, gali kiekvienas, nes visokių situacijų būna, vieniša mama, pavyzdžiui, daugiavaikės šeimos ir tikrai finansinės galimybės nėra, net ir tuos 369 eurus sumokėti, tai jūs galėsit tiesiog pagal savo sąžinę, vidinį balsą pasirinkti tuos mainus, kurie jums tuo metu yra prieinami. Taip, galima tikrai atsiskaityti ir dalimis, yra irgi tokia galimybė, galite parašyti mano komandai, komandos paprašysiu dabar prisijungusi, kad parašytų elektroninį paštą, kurio metu, į kurį jūs galėsit parašyti kažkokius klausimus, jeigu jums kažkas neaišku, ir sutarti dėl apmokėjimo, dėl prisijungimo prie kurso, jeigu jums rezonuoja ir jaučiat vidinį kvietimą. Tai iš tikrųjų kurso mainai yra nuo 36 eurų, jeigu yra sudėtinga finansinė situacija. Kaip aš sakau, tai yra kiekvieno jūsų asmeninis sąžinės balso reikalas. Taip, ir atsakomybė. Visata visą laiką tas energijas subalansuos. Taip. Tai ką, iki susitikimo tada kurse birželio 16 dieną ir prisijungiant šiandien jūs dar gaunate 9 meditacijas dovanų, autentiškas meditacijas, kurių irgi vertė mainai yra 355 eurai, bet jūs gausite jas visiškai nemokamai prisijungiant prie kurso. Tai meditacijų sąrašą irgi galite matyti, kiekvienai dienai pagal aktualias temas mes irgi grupėje galėsim analizuoti ir galėsiu pateikti savo asmeninės rekomendacijas, kokias meditacijas rekomenduoju, kokiai temai ir kokiai energijai, sakykime taip, paklausyti. Taip, tai ką daryti toliau, apsilankykite mūsų tada tinklalapyje ir prisijunkit tiesiog prie kurso. Taip, www.upeta.lt. Kaip pradirbti karmą ir atskleisti savo talentus, kada geriau investuoti. Daugiau nei 20-metę patirtį turinti darbė su žmonėmis, aukščiausią Lietuvoje eksperto kvalifikaciją įgijusi vedlė Julija Džgauskė išmokys, kaip žengti per gyvenimą drąsiai, su meile ir harmonija unikaliame numerologijos kurse. Daugiau informacijos upeta.lt. Numerologija tau – tai daugiau nei kursas, tai dvasingumo ir mokslo sinergija.